Tradicinis žygis, 9 metai vykstantis. Iš viso 45 dalyviai susirinko, šiaip tai jau ir praeitais metais ėjo apie 50 ir šiais metais 50 augantys skaičiai. Užsisakėm orą, oras įvyko, labai didžiulė pūga kilo, net ir starto vietai daugam kilo abejonių, ar įveiks tą žygį, jeigu toks oras tęsis. Tikslas žygio metu buvo, kad būtų einama ne keliais, ne pagrindiniam kažkokiom tai patogiom formom, o bekelę, aplankant kuo įvairesnę gamtą žiemos metu. Ir ypač orientuojantis į įvairių upelių aplankymą ir išbandymą jų kirtimus ir įvairius tokius nuotykius, kad patirtų kartu komandišką darbą, kad įgytų tam tikrų įgūdžių gaminantis tiltus įvairius arba perėjas, arba vienas kitam padedant. Tai aš manau, kad tas pavyko. Matėm įvairių ir šlapių kojų, ir emocijų. Gale žygio, kadangi ėjo 3 komandos, skirstėmės pagal amžiaus grupės, tai jaunesnieji turėjo iššūkių einant per pievas ir orientuojant į žemėlapį, suprasti, kur čia jie yra. Skautų amžius turėjo iššūkių apskritai susiorientuoti ir rasti, kur jie yra ant žemėlapio, ir pirmieji, man atrodo, atėjo į mūsų miegojimo vietą Miško brolių bazėje prie bunkerio. O patyrę skautai ir kandidatai nemažai upelių įveikė tiek pirmą, tiek antrą dieną. Tai manau, kad dabar yra tas laikas, kada po žygio visi džiaugiasi šilumą, džiaugiasi tais mažais dalykais, kurių kartais neįvertini namuose, kaip greitai užverdantis vanduo, karštas arbatos puodelis, šiluma ir aišku, man atrodo, visi po žygio jautė šiek tiek maudžiančius raumenis. Šitas žygis ne pirmasis ir ne paskutinis. Ir šitame žygyje dalyvavo ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. Dalis tėvų jau yra patapę vadovais, o mes su Skautų slėniu ketiname pradėti tokius žygius organizuoti šeimoms, kad būtų pritaikyta programa šeimom kartu įveikti įvairius iššūkius, kliūtis, įgyti daugiau patirčių, išgyvenimo įgūdžių įvairių patirčių gamtoje, ne tik einant takeliais, bet ir įveikiant įvairias kliūtis, taip kaip pat skautai eina, ne visą laiką patogiais būdais. Tai ateityje ketinam kviesti ne skautus, o tiesiog šeimas su vaikais kartu praleisti savaitgalį mūsų iššūkyje. Tai šitie žygiai tikrai yra naudingi kartu patiriant tokius tikrai ilgai atsimenamus nuotykius, nes kartu teks tikrai įveikti įvairius, kaip sakant, kliūtis gamtoje įvairias ir manau, kad atrasti tarpusavio santykį visai kitokį, pamatyti vienas kitą kitokioje atmosferoje ir gamtoje. Nebus visi malonus patyrimai pačiu pradžioje, nes sniegas ar lietus ar vėjas, su viskuo kartu įveikinėsim tuos iššūkius.